Sveiki kolegos, laukia oras jau ne kažką, intro filmavimus perkelsim filmuoti į mūsų studiją, taip, tai mūsų gražiąją studiją. Nu, mūsų studija yra tiesiog palėpė. Katiliūzų guolius, mes esam Šilauogių ūkyje, turim Šilauogių sulčių. Reklama baigta, pasyvi reklama bus viso šito įrašo viduje, nes apsimesiu, kad laikau tą stiklinę čia tiesiog netyčia. Nu, iš tikrųjų, aišku, jumis smegenys visiems bus teigiama, kad pirkit Šilauogių sultis iš Samaliaus ūkio. Netempiam laiko, einam iš karto prie reikalų. Jeigu jau paspaudėt ant šito vaizdo įrašo, tai matot, kad vėl turim naują problemą. Nu, tikriau sakant, aš turiu naują problemą. Jūs neturit naujos problemos. Kol gyvenime nieko nepradeda daryti, tol problemų neturit. Dirbau savo darbe, ramiai, jokių problemų neturėjau. Nors tuomet atrodė, kad turiu problemų. Pelėnai, taip, tai žinokit, Šilauogių ūkį užpuolė pelėnai. Bet prieš kalbant apie problemas, pirmiausiai pakalbėkim apie geresnius dalykus. Šiek tiek kontento apie Katiliūzą. Sutvarkiau tą kampą, apie kurį šnekėjom praeitoj serijai. Nuvažiavau į ūkį, žiauriai tingėjau aš tą kampą tvarkyti. Tai radau ten tokį kvailelį, kuris viską už mane sutvarkė, tai aš tiesiog ramiai pasidėjau. Visiems rekomenduoju ūkyje įsitaisyti irgi tokį durnelį, kuris už jūs visus darbus nudirb, žinokit. Įsitaisiau mėlynę. Gavęs tą smūgį kelias sekundės net nesupratau iš tikrųjų, kas vyksta. Jūs paklausite, Tomai, kas čia tave taip sumušė? Variantas A – myglė, B – mokiniai mokykloje, C – kaimynas, D – šaldytuvas. Manau, kad niekas neatspėjot, tai buvo, žinokit, šaldytuvas. Kai prie šaldytuvo, ten yra dvi durys, nu, kaip šaldytuvė normaliam. Viršų yra šaldytuvas, apačioje yra kamera ir aš norėjau atsidaryti šaldiklį, tai yra apatinė kamera. Priėjau, pasilenkiau, paėmiau už rankenos ir galvojau, kad už to šaldiklio rankenos paėmiau ir patraukiau. O iš tikrųjų buvau paėmęs už šaldytuvo rankenos ir trenkiau savo tiesiai galvą su šaldytuvo durim. Kažkas esat kvailiau save sumušęs ar ne? Na, manau, tokių talentingų kaip aš retai kurasi ir nemanau, kad kažkas kvailiau buvo susižaloję savo gyvenime. Grįžkim prie pelėnų temos. Atvažiuoju eilinį kartą į ūkį, nulaužiau savo įmantrios apsaugos sistemos raktą. Ta pati klaida, kolegos. Skupus moka 2 kartus. Šiuo atveju bus jau 3 kartus, nes reikės pirkti naują spyną. Dabar jau 3 kartą turbūt, kad pirksiu jau normalią spyną. Arba ne. Ir darysim, kad skupus moka 4 kartus. Apsauga super, tai joks vagis tikrai be šansų kiam vagiui patekti. Nusiteikiau darbui, pradėjau savo darbus jau dirbti, kaip visą laiką ūkiai tuos, kur dirbu dažniausiai atvažiavęs į ūkį darbus. Ir taip dirbu. Šilauogė nuvirtusi ant žemės gulit. Šaknų visiškai nėra. Tada pamatęs pradėjau žiūrėti atidžiau. Čia, žinokit, visur yra kosmosas, kas yra padaryta kosmosas. Va, žiūrėkit, einam parodysiu. Jeigu jūs ją patempėt, matot, jį vos laikosi. Va, čia tik lykės vienas gabaliukas, per ką jį laikosi. Visur viskas, jinai niekur nebesilaiko. Jinai, tai aš nemanau, kad išgyvens va to Šilauogės, jūs kur taip yra pagriauštos. Tai va, matot, jinai vos laikosi. Ir jeigu mes čia visur pažiūrėsim aplinkui, čia visur yra pilna urvų. Aš dabar čia ją užkamščiau, jau buvo urvų pilna. Bet va, galim tiesiog paeit, žiūrėkit, per vieną Šilauogę painam į šoną. Matot, kas yra, va, žiūrėkit. Urvas. Urvas. Ten. Urvas. Galim paeiti kitą pusę, pačia pažiūrėt. Žiūrėkit. Vėl yra urvas. Painam per sekančią Šilauogę. Čia iš viso kas padaryta, pasižiūrėkit. Kokie skylė, tai čia nieko nebelikė iš to Šilauogės irgi šalia. Matot, kokio dydžio, žiūrėkit, viskas apgriaužta. Šaknų gabalas išgriaužtas, ten skylė, čia urvas. Čia, va, pažiūrėkit, viskas yra išgriaužta. Pamatęs tokį situaciją, pradėjau vaikščioti po visus laukus, visur žiūrėti, visur tikrint. Ir visose tranšėjose yra tų urvų, tai vienoje, tai kitoje vietoje pagriaužta, Šilauogės vos laikosi. Galim, žiūrėkit, čia pažiūrėkim, pavyzdžiui. O, tiesiog random. Ir jinai visiškai apgriaužta visa aplink, va dar tiesiog jau varendam. Visur, o dieve, vien urvai, pažiūrėkit. Urvas, čia, ten viskas eina gilyn. Eina po velniais, tai čia viskas man suėsta, visko. O čia visur skylės, va. kad ir kur kiščiau ranką, visur skylėsi, žiūrėkit. Ir dar tie pelėnai ne tik tranšėjus išsikasė, bet jeigu prieisim prie tranšėjų, vat, nu tiesiog vat, pas mane žemėj, visur, žiūrėkit, irgi yra, matot, skylė.
paeinam vėl, skylė, paeinam va dar čiut, vėl skylė. Tai labai daug čia tų skylių visų yra tiesiog vidury žemės. O, paeinam, vėl žiūrėkit, skylė. Tai čia vien skylės, jo, kito variantų nematau, tiek su pelėnais kovot, žinau, variantų nėra. Ir sako, nu va, gamta vis tiek turi draugauti ar ne, su visais draugiškai, bet jeigu mes tai paliksim, tai tiesiog visos šilauogės bus sunaikintos ir viskas, mano tas šilauogių ūkis pasibaigs. Nes čia žiūrėkit, per mėnesį laiko, kiek čia buvo. Vasarą jų nebuvo, dabar pradėjo orai šalti, turbūt pradėjo ieškoti, kur nakvot, kur gyvent, pamatė, kad ten lengvai kasasi. Ir per kelias savaitės čia tiesiog, žiūrėkit, visur, visą lauką išknyso, per kelias savaitės. Dabar barsukas yra mano mažiausia problema. Pamiršau aš jau tą barsuką, viskas pamirškite, jeigu gyvenčiau tas barsukas, barsukas 0 palyginus su tais pelėnais. Wow. Galėtum, kolega, truputį labiau dirbti čia su tais pelėnais. Dabar jisai atsipalaidavęs čia vaikšto. Įdėta labai daug darbo ir daug pinigų, būtų labai gaila, jeigu dabar dėl pelėnų viskas čia būtų prarasta. Aš labai tikiuosi, kad šitie pelėnai apsiramins ir viskas čia bus gerai. Viskas buvo gerai, nusirinkom uogas, krūmai auga labai gražiai, daug ūglių, uogų daugybė, viskas atrodo super, stengiasi, darai viską pagal taisyklės, viskas patrešta, parūkštinta, viskas sutvarkyta ir va bum, mat, iš oro, tiesiog iš oro atsiranda kokios problemėlės, bet tai yra ūkis. Tai yra ūkis, su tuo reikia susitaikyti, tai va visi, kai žiūrit, kas irgi planuojat pradėti, tai žmonės irgi turi suprasti, kad ūkyje kiekvieną dieną gali būti staigmena. Užeis kruša, viską išdaužys, užeis kažkoks uraganas, viską išlaužys, užpuls kažkokie vabaliukai, erkės, viskas suės, barsukas, va matyt, buvo, o dabar turim pelėnus, tai va, kiekvieną dieną vis kažkas naujo ir kiekvieni metai vis kažkokia tai naujiena. Jau atrodo, viskas turėtų būti normaliai, jau pirmais metais buvo gerai, antri metai turi būti gerai ir babam, štai jums ir staigmena. Būtų gerai da kažkaip pritraukti natūralių plėšrūnų, nežinau. Ateina čia katinai, ateina katinų kokių lapių būtų gerai, aišku, tai būtų gerai kokių medžiotojų, paukščių, kad būtų medžiotojų, katinų daug lapių ir padėtų man kovoti su tais visais. Ir labai svarbu, kad kovojant man su tais pelėnais, taip pat nenukentėtų jokie kiti gyvūnai, todėl šiaip stengiuosi viską daryti, kad nebūtų jokio priėjimo ir kad kova vyktų tik su pelėnais. Labai tikiuosi, kad taip ir bus iš tikrųjų. Nenoriu aš su jais kovoti, bet tiesiog kitų variantų aš nematau, kaip gelbėti šilauogės. Tai kažkas turit kokių variantų, pasiūlymų, parašykit žmonės, kaip jūs kovojate su tais pelėnais. Aš esu matęs šilauogių grupį, kad pas žmogų irgi taip yra buvę, pas jį pavasarį jisai kaip atėjo ir buvo įkėlęs tokią nuotrauką, kur daugybė šilauogių krūmų. Atsimenu tą vaizdą, kaip jisai buvo įkėlęs, neatsimenu, koks ūkininkas buvo įkėlęs. Tai pas jį tiesiog šilauogės visus buvo taip ant šonų išvirtę ir tiesiog visi krūmai buvo eilėm, tiesiog tranšėjom, visi krūmai buvo nugriaužti. Tai man truputėlį dabar jau neramu, kad ir pas mane gali tai būti, kai buvo tam ūkininkui. Bet metis irgi rašė, kad pelėnai jam nugriaužė, dar paskaičiau tą diskusiją, ir vis laik važiuokit, niekada nesakykit, kad man taip nebus. Aš kai dabar atsimenu, kėlės jisai nuotrauką ir aš dar pažiūrėjau, sakau, nesąmonė, tai čia pelėnai taip gali padaryti, čia kažkokia nesąmonė, kažką iš pats nesupranta, kas atsitiko. Ir tikrai atsimenu, va taip pagalvoju, žinokit. Ir pas mane atsitiko tas pats. Taip, kad nusispjaunam 3 kartus per kairį petį, pabeldžiame medį. Prašom, kas čia? Prašom. Katiliuzai, ar galėtum ūkyje išgaudyti visus pelėnus? Eik tu šik su savo pelėnais, aš geriau lašišą valgysiu, ne pelėnus. Pats įrės tuos pelėnus, durnelį. Kokį kontentų galite jūs man parodyti? Ką? Tai kaip? Tai kur tu eini? Kontentų reikia. Kur tu bėgi? Šakis, tai kas man kontentų? Myglė? Parašykit gražiai, ar ne? Tai dabar jau sporto salėje būsi mandra. Tai va komentaruose pagirkit naują Myglės sporto gertuvę. Sekančią seriją kitą rodysim. Myglį tokį dar radova, akmenuką užpakalio formos. Širdelė. Kokia tau širdelė? Kur tau širdelė matai? Tai kad nematai formų? Ne, man tai šikna panašu. Beje, kolegos, jūs laiką atsiminkit, labai svarbu uždaryti vartus, kad į vidų nieks nepatektų. Labai svarbu saugoti savo teritoriją. Svarbiausia, vartus uždarykit, kad niekas bet kokiu atveju tikrai negalėtų patekti į teritoriją. Matomėt. Ir vartai uždaryti. Viskas ir ką tu padarysi. Niekaip vidų neįeisi, ne? Kaip tu į vidų eisi, vartai uždaryti. Tokios šią savaitę naujienos, yra ir gerų naujienų, tai mylynį įsitaisiau, ne, čia negera naujiena, tai pala, kas čia mylynį įsitaisiau, tai negera naujiena, užpuolė pelėnai naujiena negera, kampą pradėjo tas durnelis sutvarkyti, tai va, kad kampą padėjo sutvarkyti, tai čia gera naujiena, laukia atšalo, tai dirbti nebereikės laukia, tai kaip irgi gera naujiena, nes dabar turėsiu pretekstą sakyti, kodėl aš negaliu eiti lauką dirbti, nes laukia šalta. Tiek šiam kartui, ačiū labai visiems už laikus, ačiū visiems už liaupses.
Susitiksim galbūt po savaitės, o galbūt ir jau dabar po ilgesnio laiko, nes dabar jau tikrai nebeįsivaizduoju, ką dar galėčiau jums parodyti. Ai, nebent galėsiu parodyti, jo. Tai vis tiek apie pelėnus reikės pakalbėti, dar kaip baigėsi man su tais pelėnais, tai dar seriją įkelsiu, kaip man sekasi kovoti su pelėnais. Tiek šiam kartui, kolegos, susitiksim po savaitės. Iki visiems. Iki. Ne, taip negalima. Iki visiems.